Labai švelniame padaže užkepti blyneliai su ypatingu įdaru, pagardintų avietėmis, pradžiugins ne tik mėgstančius pasmaližiauti vaikus, bet ir suaugusius. Sveiki, mielieji Dievijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes vėl kartu. Norime pasimėgauti skaniais blyneliais, tik kviečiam gerą nuotaiką ir einam gaminti kartu. O mums reikės dubenyje sumaišyti 4 kiaušinius, pusę litro pieno, pusę arbatinio šaukštelio druskos dėl skonio balanso, persijoti ir suberti 300 gramų miltų ir 15 gramų pakelį kepimo miltelių. Viską gerai permaišome iki vientisos masės. Jei neišsiplakė visi gumuliukai, nepergyvenkite, nes blynų tešlą paliksime pusvalandžiui pailsėti, o po to galėsime vėl permaišyti ir visi sušokusių miltų gumuliukai išsimaišys be jokio vargo. Taigi, dubenį uždengiame maistinę plėvelę ir paliekame pusvalandžiui ramybėje. O kol blynelių tešla ilsisi, paruošime įdarą blyneliams su šaldytomis avietėmis. Kodėl naudosime būtent šaldytas avietes, pasakysiu šiek tiek vėliau. 2 kiaušiniams reikia atskirti baltymus nuo trynių. Viename dubenyje reikia išplakti kiaušinių baltymus su žiupsneliu, kažkur apie pusę arbatinio šaukštelio druskos ir 80 gramų cukraus iki vientisos purios masės. Išplakame ir paliekame laukti savo eilės. Į kitą dubenį supilame 100 gramų ištirpinto ir atvėsinto sviesto. Atskirtus kiaušinių trynius, 8 gramų pakelį vanilinio cukraus su burbonu. Būtent toks vanilinis cukrus suteikia blynelių kremui ypatingą aromatą. Viską išplakame iki vientisos masės ir įtarkuosime 1 citrinos žievelę. Citriną rekomenduočiau naudoti bio. Ir prieš tarkuojant, citriną reikia kelioms minutėms pamerkti į verdantį vandenį ir sausai nušluostyti. Tarkuojame tik geltoną dalį, neliečiant baltos, kuri gali suteikti kremui kartumo. Išspaudžiame pusės citrinos sultis, suberiame pakelį apelsinų pudingo, pakelėje buvo 38 gramai pudingo miltelių. Sudedame 500 gramų pertrintos varškės ir supilame 200 ml riebios grietinėlės. Viską permaišome iki vientisos masės ir sudėjus išplaktus kiaušinių baltymus dar kartą permaišome. Štai toks purus ir nepaprastai skanus kremas mums gavosi. Dabar mes jį dar paskaninsime šaldytomis avietėmis. Kodėl šaldytomis? Ogi todėl, kad šviežios tiesiog ištiš be maišant ir be kepant. Kremą permaišom ir paliekam pastovėti, kol iškepsime blynelius. Blynelių tešla pailsėjo, miltai gerai išbrinko. Kaip jau minėjau, jei tešloje yra dar likusių gumuliukų, dabar juos galėsime išmaišyti be jokio vargo. Įpilame 100 ml gazuoto mineralinio vandens, permaišome ir kepsime blynelius. Šis procesas labai greitas. Tiesiog patepame aliejumi įkaitintą keptuvę, pilame samtį tešlos, kurią tolygiai paskirstome po keptuvę. Ir laukiame, kol blynelyje atsiras tokios gražios skylutės. Blynelį apverčiame ir po poros minučių mūsų blynas tinkamas naudojimui. Na, o kol blynai kepa, noriu padėkoti už video receptų vertinimą piršteliais ir paskirtą laiką parašyti savo draugišką nuomonę ar patarimus komentaruose. Na va, kol mes kalbėjomės, štai tokie ploni, minkšti blyneliai mums gavosi. Belieka į juos įsukti įdarą.
Kepimo formą patepame aliejumi. Sudedame blynelius su jungimo dalimi į apačią, kad bekepant neiširtų. Ir užpilsime padažu, kuriam pagaminti mes naudosime 400 ml grietinėlės, 2 kiaušinius, 100 ml pieno ir 15 gramų cukraus. Viską perplakame ir užpilsime blynelius. Blyneliai keps įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje apie 30–35 minutes. Grįžusius iš orkaitės blynelius puošime likusiomis avietėmis ir cukraus pudra. Tokius blynelius galima patiekti į stalą tiesiog kepimo formoje. Išorėje traškus, o viduje labai minkšti ir purūs. Su kreminiu varškės įdaru blyneliai gera idėja, tiek kaip atskiras patiekalas pusryčiams, ar kaip desertas prie pietų ar vakarienės stalo. Gero apetito! Dar daugiau puikių blynelių įvairiam skoniui jau laukia blynelių mėgėjų Devijoje. Nuorodos, kaip visada, paliktos jūsų patogumui. Išsirinkite jums tinkamiausią blynelių variantą, žiūrėkite ir gaminkime, ragaukime bei mėgaukimės kartu. Ačiū, kad buvome drauge iki pabaigos. Ačiū, kad palaikote Deviją kanalo prenumerata ir dalinatės patikusiais video receptais su draugais socialiniuose tinkluose. Gražaus šilto pavasario, jaukių artėjančių švenčių ir skanių paprastų patiekalų. Iki.